Ligos nesiliauja mūsų pulti, o vaistų pramonė pastaraisiais metais nepateisina lūkesčių. Nauji efektyvūs vaistai kuriami per lėtai dėl įvairių priežasčių. Antroje 20-ojo amžiaus pusėje kasmet būdavo užregistruojama po 50–60 naujų vaistų, o pavyzdžiui 2003 metais tas skaičius sumažėjo iki 14. Vaistų gimimas labai pabrango, o cheminis jų sintezės metodas tebelieka vienas svarbiausių. Naudojant kompiuterinį modeliavimą, keičiant molekulių paieškos būdus, tikimasi paspartinti naujų biologiškai aktyvių molekulių sintezę. Šioje srityje darbuojasi daktarės Ingos Čikotienės grupė. Jų projektas – kompleksinė naujų priešvėžinių junginių paieška, nuo fundamentaliųjų tyrimų iki kryptingų modeliavimo ir sintezės, finansuojamas ES dotacijos lėšomis. Mes savo darbą koncentruojam į organinę sintezę, į organinių reakcijų mechanizmus tyrimus, į sintezės metodų paiešką ir jau toliau, kai mes gaunam kažkokius rezultatus apie biologinį aktyvumą, mes kryptingai sintetinam aktyvesnių junginių analogus, modeliuojam struktūras. Tarp tradiciniais būdais sintetinamų vaistinių medžiagų dominuoja nedidelės organinės molekulės. Jie sudaro iki 50 anglies atomų. Tai dažniausiai yra anglies junginiai panašus į organizme esančias medžiagas. Pavyzdžiui, įvairūs fermentų inhibitoriai arba ląstelių receptorių antagonistai, kitaip tariant, blokuotojai. Tačiau metams bėgant pasikeitė jų paieškos ir modeliavimo strategija. Dabar didelis dėmesys yra kreipiamas į vaisto, į junginio veikimo mechanizmą. Kaip jisai veikia ląstelėje, koks yra jo taikinys, kad būtų kuo mažesnis junginio toksiškumas. Anksčiau visi priešvėžiniai preparatai, jie tiesiog žudydavo ląsteles ir tai būdavo nesvarbu, ar tai yra vėžinė ląstelė, ar tai yra sveikoji ląstelė. Nuo Lietuvos mokslininkų tyrimų ir prasideda būsimo vaisto gimimas. Jų arkliukas – organinės chemijos metodais atliekama medžiagų sintezė ir reakcijų mechanizmų tyrimai. Tai svarbus etapas, nes dažnai reakcija gali vykti ne taip, kaip buvo suplanuota kompiuteryje. Per daugelį metų mes susintetinom gana nemažą spektrą junginių ir pradėjus bendradarbiauti su biochemikais, su biologais, mūsų visi junginiai buvo ištirti. Tiesiog tai buvo toks atsitiktinis, taip vadinamas skriningas, ištyrė mūsų junginių, įvairių klasių junginių priešvėžinį aktyvumą. Ir po to jau mes galėjom kalbėti, kad tam tikra klasė junginių yra aktyvus, įdomus, tam tikra klasė junginių, jie tiesiog nėra savo pritaikymą būtent šitoj srity. Po pirminio patikrinimo praktikoje chemikai organikai kryptingai modifikuoja struktūras, ieško taikinio ląstelėje, kurią suranda ir užblokuoja vienoks ar kitoks junginys. Tai antrasis tyrimo etapas, kurį jie neseniai pradėjo. Naudojamės kompiuteriais, irgi turim bendradarbiavimus su kitais mokslininkais, kurie yra pažengę šitoj srity. Tai yra taip vadinami dokinimai, taip vadinami in silico modeliavimai, kai jau yra žinomas taikinys, žinomas fermentas, kurį inhibuoja junginys ląstelėje, tai bandoma pagal to fermento aktyvaus centro struktūrą sumodeliuoti junginio struktūrą taip, kad jisai dar efektyviau įsikomponuotų ir dar aktyviau slopintų vėžinių ląstelių augimą. Sudėtingų vaistų molekulių modeliavimą, nors šiek tiek kitokį, atlieka ir kita Lietuvos mokslininkų grupė, apie kurią jau buvo kalbėta vienoje Mokslo ekspreso laidoje. Daktaro Daumanto Matulio grupė pluša biotechnologijų institute. Vertindami potencialaus vaisto molekulės sąveikos energiją su vėžiniu baltymu, jie tikrina, ar tokia molekulė gali efektyviai slopinti vėžinės ląsteles. Daumantas Matulis konstruoja konkrečių fermentų inhibitorius. Jis pasirenka fermentą. Mes esam chemikai, mes dirbam su cheminiais junginiais, juos visus ištiriam ir jau toliau tuos junginius modeliuojam, konstruojam, kad jie veiktų efektyviau, veiktų geriau. Kelias nuo cheminio junginio sintezės laboratorijoje iki vaistinės lentynos gan ilgas. Jis trunka nuo 10 iki 15 metų ir gali kainuoti daugiau negu $1 milijardą. Sėkmės koeficientas paprastai nėra didelis. Organinės sintezės specialistai nuolat bando surasti ką nors naujo, kas patrauktų farmacijos kompanijų dėmesį. Ir Vilniaus universiteto chemikams jau pavyko šį bei tą nuveikti. Mes turim kelias junginių klases susintetinę, kurie pasižymi įdomių veikimų. Įdomių tai reiškia
blokuoja vėžinių ląstelių augimą, tam tikrose stadijose ir įtariama, kad taikinys yra perspektyvus vėžinės terapijos požiūrių. Viena klasė junginių yra patentuota. Kaip neretai nutinka moksle, šis rezultatas gautas netikėtai, tyriant kur kas anksčiau laboratorijoje susintetintus junginius. Tikslas nebuvo gauti kažkokius biologiškai aktyvius junginius, buvo tiesiog cheminių reakcijų tyrimas ir buvo gauti tam tikros struktūros junginiai, tai yra pirimidino dariniai, kurie ištirti buvo jau praėjus tam tikram laikui, kaip pradėjom bendradarbiauti. Ir tų junginių aktyvumas, jisai šiek tiek nustebino, kadangi to nesitikėjom. Junginiai efektyviai slopino tam tikrų žmogaus vėžinių ląstelių augimą. Tyrimai buvo atlikti su plaučių vėžio, gimdos kaklelio vėžio ir krūties vėžio ląstelėmis. Šiuo metu tikrinama, ar susintetinti junginiai sugeba sunaikinti ir kitas navikinės ląsteles. Potencialaus vaisto efektyvumą galima įvertinti pagal tai, kokia jo dozė yra mirtina išsigimusioms ląstelėms. Dirbama su ląstelių kultūromis, tam tikro rūšies vėžio ir tos ląstelės kultūros yra paveikiamos iš pradžių skirtingomis mūsų tyriamų junginių koncentracijomis ir žiūrima, kokiai koncentracijoje vaisto esant, mūsų junginio esant, slopinamas ląstelės augimas. Tai yra pirmas citotoksiškumo įvertinimas, pirmas testas. Toliau, kai surandamas kažkoks aktyvus junginys, surandama aktyvių junginių klasė ir atliekami didelesni tyrimai. Nepaisant chemikų laimėjimų, itin svarbus naujų vaistų šaltinis išlieka gamta. Įvairiais duomenimis bene pusė vaistų iki šiol gaunama iš natūralių šaltinių, pavyzdžiui, augalų, tokių kaip morfijus iš aguonų, arba kuriamos natūralaus junginio sintetinės kopijos, pavyzdžiui, vaisto nuo maliarijos chinino. Augalai, vabzdžiai ir mikroorganizmai, norėdami apsiginti nuo priešų, naudoja cheminį ginklą. Tai reiškia, jie sintetina ir išskiria junginius vadinamus antriniais metabolitais, kurie žmogui tarnauja kaip vaistai. Pavyzdžiui, grybai ir bakterijos gaminasi antibiotikus. Ropliai išskiria nuodus, o tai yra biologiškai aktyvių medžiagų kokteilis. Šimtai jūros gyvūnų pasižymi citotoksinėmis savybėmis. Jų išskiriamos medžiagos žudo vėžinės ląsteles. Galima elgtis ir kitaip. Mokslininkai cheminės struktūras sintezį parenka, nagrinėdami literatūrą ir ieškodami, kurie gamtiniai junginiai pasižymi gydančių poveikių. Tuomet mėginama mėgdžioti gamtą arba patobulinti jos sukurtas molekulės. Pavyzdžiui, tokiais medicininės chemijos metodais modifikuojant neuromediatorių, dopamino, serotonino ar acetilcholino molekulės, buvo pagerintos jų vaistinės savybės, aktyvumas bei specifiškumas. Vienas iš kelių būtų surasti sintezės metodą tiems gamtiniams junginiams. Tai yra taip vadinama totalinė sintezė, tai yra viena iš krypčių, kuri vystoma ir galėtų būti perspektyvi. Taikiniai, irgi tai čia jau daugiau biochemikų, biologų pasirinkimas, yra tam tikri baltymai, tam tikri fermentai, kurie yra atsakingi už vėžio vystymąsi, kurie yra neaktyvūs sveikose ląstelėse, bet būtent suaktyvėja, kai vyksta kažkoks tai navikinis procesas. Tai būtent tie taikiniai dažniausiai yra parenkami ir daugiausia dėmesio yra skiriama jiems. Kaip įvertinti, ar susintetintas junginys gali būti prieš vėžinių vaistų? Pradinėme etape žiūrima, kokia junginio koncentracija esant nustoja augti 50% vėžinių ląstelių. Kuo veikliosios medžiagos reikia mažiau, tuo geriau. Junginys užpatentuojamas kaip vaistas ir patenka į kažkokią tai klinikinių tyrimų stadiją. Tokių yra, bet tas pats kelias tų vaistų kūrimo ir paleidimo į rinką, kaip sakiau, jisai yra gana ilgas. Tai ir tuo užsijima didelės farmacinės kompanijos ir, aišku, ir turėtų jos to užsiimti. Ir jeigu mūsų kažkokia tai junginių grupė bus įdomi farmaciniam kompanijom, tai optimistiniam prognozėm, tai tos farmacinės kompanijos tą gamybą toliau ir perims.
Vilniaus universiteto chemikai organikai glaudžiai bendradarbiauja su Ispanijos mokslininkais. Taip pat kai kuriuos tyrimus jie atlieka Olandijoje. Jų partneriai Lietuvoje biotechnologijų ir biochemijos institutų mokslininkai. Projektas prasidėjo prieš 2 metus, o dar už poros metų tikimasi sulaukti reikšmingų rezultatų. Planuojami rezultatai buvo šie, kas liečia chemiją, tai yra cheminių reakcijų tyrimas, sintezės metodikų kūrimas, kas liečia biologinius aktyvumus, tai yra, aišku, biologiškai aktyvių junginių paieška, jų modeliavimas ir struktūrų optimizavimas. Na, o laukiami rezultatai yra tokie, kad bus rastos bent kelios aktyvių, biologiškai priešvėžinių aktyvumų pasižyminčių junginių klasės. Bent dalies iš jų bus ištirtas veikimo mechanizmas. Šiuo metu mokslininkai susintetino 4 priešvėžinių aktyvumų pasižyminčias junginių klases. Ištisus dešimtmečius specialistai kūrė vaistus nesirūpindami dėl jų veikimo mechanizmo. Svarbiausia buvo įveikti ligą. Taip gimė aspirinas, kurio veikimo mechanizmas iki šiol nėra labai aiškus. Pastaruoju metu vaistų dizaineriai kūrė molekulės atakuojančias konkrečius ligą sukeliančius komponentus, pakitusią fermentų molekulę arba vėžinės ląstelės receptorių. Tačiau suardydamas ar blokuodamas taikinį, toks vaistas dažnai sukelia žalingą šalutinį poveikį. Be to, ne visiems tokiems taikiniams įmanoma sukurti kulkas. Naujausias požiūris – tirti genetinius metabolizmo kelius susietus su ligos procesu ir ieškoti būdų juos pakeisti. Juk joks genas nebuvo sukurtas sukelti ligą. Todėl mokslininkai siekia kurti naujus vaistus, grąžinsiančius sugedusius genus ar ląsteles į pradinę sveiką būseną. Juk užuot naikinus ląsteles, verčiau jas pataisyti. Nepaisant šios ir kitų naujų strategijų, tradiciniai metodai dar bus naudojami ilgai. Įvairių susirgymų priežastis dažnai slypi kažkokio tai cheminių bei cheminių reakcijų sutrikime organizme. Tai tam, kad tą sutrikimą gydyti, mes vėlgi turim pasitelkti cheminius junginius.